Stankevičius. Jurbarkas Karys Manvesta, 1 numeris Paulius Belevičius, 5 Aidas Kavaliauskas, 6 Gintautas Matulis, 10 Karolis Guščikas ir 17 Karolis Kokoška. Šeimininkai vilki šviesią aprangą, jie su kamuoliu ir pirmoji Perlo ataka. Žukauskas su kamuoliu labai čia jį pasitinka kietai. Paulius Belevičius, pirmosios rungtynių akimirkos, labai svarbu jas sužaisti kuo geriau, pirmiausia psichologiniu atžvilgiu. Skirtumą aišku galima panaikinti, bet čia Giedrius Stankevičius panašu, kad tęsia praėjusį pasirodymą ir šį kartą iš karto prasižengia jau pirmosiomis rungtynių akimirkomis. Aidas Kavaliauskas su kamuoliu, Karolis Guščikas išveda metimui Paulių Belevičių, bet mina šoninę liniją Jurbarko Kario Manvestos gynėjas. Na, vėlgi, jaudulys ir įtampa savo daro. Čia sausakimšos tribūnos Vilkaviškio arenoje, buvo išsamus instruktažas, netgi pateiktas, kaip elgtis Vilkaviškio Perlo sirgaliams klubo socialiniuose tinkluose, o čia Rokas Stankevičius atsidaro taškų sąskaitą. 2-0 priekyje šeimininkai. Visų pirma, apie, sakykime taip, pagarbų elgesį vieni kitų atžvilgių prainstruktavo sirgalius, kadangi žinojo, kad iš Jurbarko daug suvažiuos aistruolių. Matome juos čia pasipuošusius ryškiais mėlynais marškinėliais, atitinkančiais ir komandos aprangą. Mantvydo Žukausko pirmoji pražanga. Ir taip pat puikų palaikymą, aišku, Vilkaviškyje turi ir šeimininkai. Perlas grupinis pirkimas, čia visuomet aistringi sirgaliai, puikiai atmosfera, na ir šiek tiek instruktavo apie tą palaikymą įvengti bet kurių, sakykime taip, petardų, dūminių užtaisų ar kažko panašaus. Čia greita ataka ir Šeirailė atsidaro taškų sąskaitą. Puikus greitas puolimas ir puikus bendradarbiavimas tarp Roko Stankevičiaus ir Šeirailį. Mantvydas Žukauskas galbūt atliko tą perdavimą, bet kuriuo atveju Šeirailiai įsibėgėja jau dabar. Na, taip pat ir apie dūdas, taip apie pučiamuosius, sakykime, instrumentus. Buvo instruktažas socialiniuose tinkluose Vilkaviškio Perlo, kadangi čia mėgstama vadinamosiomis vuvuzelomis, turbūt taip, iš afrikietiškų muzikinių instrumentų palaikyti komandas, kažko panašių į tą atitikmenį ir prašo to nedaryti. Nelengvos pirmosios minutės, 8 minutės ir 16 lieka, sužaista mažiau nei 2 ir per tas 2 jau 6 taškus praleido Jurbarkas Karys Manvesta. O priminsiu, jurbarkiečiams reikia nugalėti žūtbūt, nes antro pralaimėjimo atveju jau būtų žūtbūtinės ir mirtinos rungtynės Jurbarke. Belevičiaus metimas iš eigos, netaiklus ir pražangos nėra. Pasirodė, kad vis dėlto sukirto. Per rankas Šeirailė išskrido kažkur į dausas, bet kamulio nesugraibė. Labai aukštai pakilęs amerikietis ir čia pat tritaškis jau į Perlo grupinio pirkimo krepšį. 6-3. Na tikrai, netiduos savo titulo, netiduos savo pozicijų Jurbarkas Karys, kad ir kaip galbūt atrodytų pažeidžiamas, bet be kovos tikrai čia nieko nelaimės Vilkaviškio komanda. Na ir kol kas tą kovingumą demonstruoja Mantvydas Žukauskas. Išprovokavo jis varžovo pražangą. Labai agresyviai eina į baudos aikštelę Mantvydas Žukauskas ir Gintautas Matulis sukerta per rankas. Netaiklus baudos metimas. Na, Mantvydas šiaip jau yra vienas iš tokių pripažintų snaiperių. Na, turbūt kaip ir daugeliu snaiperių lengviau įmesti tritaškį negu nuo baudų metimo linijos. Pataiko Žukauskas, 7-3. Turime šiek tiek problemų su mūsų grafika, bet mes stengsimės informuoti žodžiu dažniau apie rezultatą ir galų gale turbūt nesunku čia susigaudyti, kas kam diktuos sąlygas.
Kavaliauskas neranda geresnio sprendimo, kaip tik patį geriausią. Švysteli tritaškį Aidas Kavaliauskas. Ir štai ieškojo, kam atiduoti kamuolį. 7-6. Stankevičius taip pat vienas iš tokių netipinių snaiperių. 2,7 m Giedriaus Stankevičiaus ūgis. Net labai taiklę rankelę turi jis ir gali nuo perimetro daug žalos pridaryti varžovams, ko nematėme pirmosiose rungtynėse. Apie tai ir juokavo Šarūnas Zablockis. Pirmajame mače Giedrius Stankevičius vos 2 taškelius surinko ir 5 kartus prasižengė. -7 naudingumo balai. Tikrai tokiam patyrusiam žaidėjui, kuris ne vieną sezoną praleido LKL čempionate, taip pat rungtyniavo ir užsienyje. Toks pasirodymas, aišku, ne į pliusą. Kavaliauskas, puikus jo aikštės matymas. Tikrai tenka tik gerėtis tokiais perdavimais. Ir aišku, po krepšio metimas jau tik buvo formalumas. Jurbarkas Karys priekyje. 7-8 švieslentėje. Šeirailiai bando centruoti prieš Karolį Kokošką. Galima žvilgtelti. McBride ūgis 1,89 m. Toks padorus gynėjas. Ir Mantvydas Žukauskas panašaus ūgio 1,93 m. Ir šie du gynėjai sugebėjo dominuoti po krepšiu. Prašo pakartot Mantvydo Žukausko netaiklų metimą. Čia Vilkaviškio arenoje žiūrovai, akivaizdu, kad tai nėra šeimininkus ir gali. O Jurbarko Kario pajėgos atvykę į Vilkaviškį. 8-10. Guščikas. Paulius Danisevičius aikštėje pasirodęs. Labai svarbus gynėjas. Čia šūvis iš toli Justas Nausėdas laimę pabandė. Karolis Kokoška sėdasi ant atsarginių suolo. Paulius Bilevičius vėl metamas į kovą. Įpusėjo jau pirmasis kėlinys. Na ir vėl koja kojon žengia abi ekipos. Povilas Valaitis pažymėjo, kad mūsų laukia pragaras šioje serijoje. Nežinau, ką jis turėjo omenyje, sakydamas pragaras. Nežinau, ką jis turėjo omenyje, sakydamas mūsų. Ar tik savo komandą, ar abi ekipas. Manau, kad ilga bus serija ir lygi, bet vėlgi matysime. Bilevičius. Vėl jo firminis metimas šuolėje ir kaip išdavikiškai kamuolys dabar išsisuka iš lanko. Bilevičius tokius dinamiškus metimus, judesyje staigiai sustabdydamas ir šaudydamas į varžovo krepšį. Čia to pačiu atsako Rokas Stankevičius, ne jo arkliukas yra tolimi šūviai. Taip neprastą metimą turi iš vidutinio nuotolio Rokas Stankevičius. Ir aišku, nuostabiai žaidžia nugarą po krepšiu. Dabar Stankevičių duetas apsigynė ir į greitą puolimą pasiuntė savo komandos draugą. Nojus Vaivada išprovokuoja pražangą. Bryce'as McBride'as su kamuoliu. Po 3 kartus taisyklės pažeidė abi ekipos, bet žaisti dar daug pirmajame kėlinyje. Rokas Stankevičius ir jo 1-1 su Karoliu Guščiku. Vaivada. Atsikovoja kamuolį svečiai. Danisevičius prašo pasukti ratuką atakoje. Ir pats iki galo bandė veržtis Danisevičius, tarsi suklaidindamas tuo savo derinio gestu. Lyg ir ieškos perdavimo, o pats iki galo nėrė, bet nesėkmingai pasibaigė šis epizodas, slystelėjo Paulius Danisevičius. Pažarauskas Stankevičiui, Giedriui Stankevičiui, dabar Rokas Stankevičius. Ir McBride'as Stankevičiaus užtvarą naudojasi, eina iki galo. Koks sudėtingas amerikiečio metimas. Aišku, nepasiekė
tikslo ir McBride'as. Arminas Vilkas šeimininkų gretose žengia ant parketo, 27 numeris. Neseniai tapęs moksleivių krepšinio lygos oro karaliumi. Stankevičius iš toli taiklus, 3 jo taškai. Ir Giedrius jau pelnė daugiau taškų nei pirmosiuose rungtynėse. Pirmosiuose buvo vos 2 taškeliai Giedriaus sąskaitoje. Daug pasako šis faktas apie rezervus, kurios turi Vilkaviškio Perlas, bet čia pat Pauliaus Belevičiaus atsakas mažiau efektyvus. Koja kojon, nepaleidžia vieni kitų oponentai. Jurbarkas Karys pirmauja, 13-11. Belevičius norėtų, kad jam atitektų kamuolys, bet varžovų arenoje sunku tikėtis palankių sprendimų situacijoms esant 50-50, o juo labiau galbūt ši situacija ir buvo netokia ir neaiški. Bent jau teisėjai yra tikri dėl savo sprendimo, dar paaiškina Jurbarko komandos strategui Povilui Valaičiui šią situaciją. Žarauskas grąžina kamuolį. Vilkas stato užtvarą McBride'ui ir bando žaisti 2 prieš 2, bet atšoka. Čia pats Stankevičius jau sykį įsmeigęs tritaškį. Šiuo atveju sudėtingesnis metimas, pernelyg tolimas ir netikslus. Danisevičius klaidina savo oponentą. Vaivadai nelieka nieko kito kaip tik sukirsti per rankas. Jau 4 šeimininkų pražanga. Patyrę jurbarkiečiai gali tuo naudotis. Dar jau kiekviena pražanga, išskyrus pražangą puolime, Vilkaviškio komandai bus baudžiama 2 metimais, na galbūt ir 3. Kokoška grįžo į aikštę ir čia pat padaro klaidą Karolis. Braidas su Vilku ir 2+1, 17-metis. Arminas Vilkas siunčia 2 taškį iš po krepšio ir dar uždirba 1 baudos metimą. Vėluoja čia akivaizdžiai su komunikacija Matulis ir Belevičius. Belevičius dar aišku emocingai reaguoja, na tai yra aišku emocingas žaidėjas, tuo pačiu ir labai kovingas. Viskas iš noro nugalėti. Bet kuriuo atveju epizodas pralaimėtas akivaizdžiai. Ir neklysta Arminas Vilkas nuo baudų metimo linijos. 17-metis žaidėjas, negaliu sakyti, kad jauniausias, nepaisant visko Vilkaviškio komandos gretose, nes 2 16-mečiai yra registruoti. Tiesa, praktiškai nežaidžiantis šioje serijoje, tiek ir čempionate. Kad vėl Matulis pažeidžia taisyklės. Na, Gintautas šiandien vėlgi primena kol kas tik savo paties šešėlį iš to, ką matėme Jurbarke. Bandė ant savo pečių 38 metų veteranas ištraukti savo ekipą. Ir tikrai atrodė įspūdingai. 17 taškų 10 atkovotų kamuolių, toks dublis. O čia toliau tęsiasi Vilkaviškio komandos dominavimas. 16-13. Tofo situacija, Belevičius su kamuoliu, Kokoška turi jėgos pranašumą, pritraukia 2 varžovus, kadangi saugojo jau savo gynėją prieš Karolį Kokošką atsidūrusi vilkaviškiečiai ir Kokoška išplėšė kamuolį. Situacija atrodė beveik beviltiška. Aidas Kavaliauskas, 5. Jurbarko kario numeris. Ir čia jis Justą Nausėdą. Pastaras išklauso dar trenerio nurodymų ir Kavaliauskas visiškai laisvas paliktas ant perimetro. Sudrėba rankelė Aidui. 2 prieš 2 su Guščiuku. Ne, vienas pats, jokių jam 2 prieš 2 nereikia. Tikiuosi pražangos, o čia greitas puolimas ir kaip dabar apmaudžiai vėlgi kamuolys prasiridena lanku. Griebėsi už galvos Nojus Vaivada, pats turbūt nesuprasdamas, kaip čia neįkrito kamuolys į
krepšį. Gražus, greitas krepšinis ir pakankamai kovingas, taip kad džiugina mus 7bet NKL ketvirtfinalio serijos tiek pirmose 3 porose, tiek ir šioje, o čia dar vienas tolimas šūvis ir Paulius Belevičius. Antrasis jo tritaškis. Lygų 16-16. Aukštai pasitinka Danisevičius McBride'as, šio 2 žingsnis ir Vilkas taiso komandos draugo metimą. Labai aukštai kyla Arminas Vilkas. Neįdomu, kam bus įrašyti taškai, bet man regis, kad Vilkas ten akivaizdžiai sugrūdo kamuolį po McBride'o metimo. Čia tuo tarpu daug paprasčiau, bet nemažiau efektyviai sužaidžia Jurbarko komanda. Karolis Guščikas atsidūręs prieš gerus turbūt 15 cm žemesnį McBride'ą. Iš po krepšio neklysta. Matome klaidų statistiką savo ekranuose. Po 6 klaidas jau padarė komandos, tai yra labai didelis skaičius. Tiesiog galima dauginti iš 4 ir dar kėlinys nesibaigia. O jeigu per 4 kėlinius tokiu pat dažnumu klys komandos, tai bus tikrai labai daug klaidų tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Gauskas Belevičių išveda metimui, pajuto metimą Paulius Belevičius, bet vėlgi naivu tikėtis, kad vienas po kito kamuoliai sukris iš tokio atstumo, net ir tokiam snaiperiui kaip Paulius Belevičius. Iki galo, aišku, laikys kamuolį dabar Vilkaviškio ekipa, užbaigs kėlinį metimu, 6. Vaivada sugeba pasiekti kamuolį, traukia dar jį, bet viskas, aidi sirena. Ir po pirmųjų 10 minučių kovos 18-18. Švieslentyje lygybė. Povilas Valaitis, nenoriu čia kartotis, bet jis daugiau kalbėjo apie agresyvumą gynyboje, kūno aukojimą, galbūt užstatant varžovui, užtveriant kelią. Čia vėl Aidas Kavaliauskas mėgino su Karoliu Kokoška tą patį 2 prieš 2 sužaisti, kuris pirmajame kėlinyje baigėsi sėkmingai. Šeirailiai vėl ant parketo. Daug žaidė jis pirmajame ketvirtyje, vos 4 minutės praleido. Vėliau buvo pasodintas ant suolo. Guščikas prieš Railį. Guščikas turi ūgio pranašumą. Railį šoklesnis. Klaidina savo oponentą Karolis Guščikas. Vienas judesys į kairę, po to į dešinę ir 2 taškai krepšyje. Railį gali imtis to paties atsakymo, tiesa ne prieš Guščiką, o prieš Karolį Kokošką. Rizikuoja Kokoška, turbūt nerizikuoja, o tiesiog atsitraukia ant perimetro, nes Railiai nėra metikas, o tuo tarpu 13 numeris Rokas Pocius yra pakankamai geras metikas. Čia iš po krepšio savo taškus susirenka šeimininkai. Pocius smaigstė tritaškius pirmosiose tarpusavio rungtynėse, taip kad jo jau palikti ant perimetro negalima. Mintautas Bulanovas pirmas iki šiuose rungtynėse pasirodė Jurbarko Kario Manvestos gretose. 12 numeris dabar su kamuoliu. Guščikui siunčia kamuolį jis, Kokoška ant perimetro ir netaikliai. Karolis šauna pro šalį. Šiaip irgi yra pakankamai aikštę plečiantis puolėjas. O dabar tritaškių šou matome. Destas Žaunierūnas bandė savo laimę. Žaunierūnas vėlgi vienas iš Vilkaviškio metikų. Kad čia jo darbas atakuoti iš toli, bet nepaisant to metimas skriejo pro šalį. Kamuolys atitenka svečiams. Belevičius įžaidinėja kamuolį. Šiaip tai yra atakuojantis gynėjas. Egidijus Dimša. Dabar vidurio puolėjo poziciją, pakeitė jis Guščiką. Ir Dimša nepataiko iš po krepšio. Labai apmaudi klaida. Veteranas
Prastai labai patikimai žaidžia arti krepšio. 39 metai Egidijui Dimšai. Žaunierūnas prieš Dimšą ir pražanga. Pražanga gynyboje vis dėlto. Galbūt matydami nelygiavertį išsikeitimą. Jurbarkiečiai pasirinko pražangą be baudų metimų. Savo laikė taisyklių pažeidimą. Justas Nausėdas vėl ant parketo. Antrasis Jurbarko komandos numeris. Mantvydas Žukauskas įkalbinėja Pažarauską sėstis ant suolo, kuris jau buvo pasirengęs išmesti užribį. Ir dar padavė savo apšilimo marškinėlius jaunesniam komandos draugui. Mantvydas Žukauskas su kamuoliu. Kavaliausko žaidimas koja, 14 sekundžių bus skirta Vilkaviškio atakai. Pernai taip pat gerą kelionę turėjo Vilkaviškio komanda, iki ketvirtfinalio nukeliavo jį, bet ten nepasisekė pratęsti sezono. Tuo tarpu Jurbarkas Karys, kaip minėjau, tapo didžiausia ne tik 7bet NKL, bet turbūt ir visos Lietuvos krepšinio, visų krepšinio lygų didžiausia sensacija. Kalbant apie profesionalias lygas, naujokai tiesiog nušlavė visus varžovus nuo iki ir triumfavo finalo serijoje prieš Kretingą. Kretingos komandos jau nebėra 7bet NKL atkrintamosiose varžybose, krito jie aštuntfinalyje, o Jurbarkas savo pasirodymą tęsia. Kalbant apie reguliarųjį sezoną, Jurbarkas taip pat demonstravo labai solidžius rezultatus ir šiemet antrąją vietą užėmė reguliariajame sezone Jurbarkiečiai. Žaunierūnas atsidaro 2 taškais, išmesdamas Perlą į priekį. 25 mačai laimėti, 12 pralaimėtų. 66–7% turbūt pergalių toks pasirodymas ir antroji vieta reguliariajame sezone Jurbarkui. Tuo tarpu Vilkaviškio komanda 7-ąją vietą užėmė, 22 pergalės ir 15 pralaimėjimų. Todėl teko per aštuntfinalio barjerą brautis kelią į ketvirtfinalį Vilkaviškiui. Tuo tarpu Jurbarkas tokios pareigos neturėjo, galėjo ilsėtis ir laukti savo varžovų. Ir ten (22–23) švieslentėje. Dabar aistringai reaguoja sirgaliai į vieną iš žaidybinių epizodų, bet turbūt dar toli gražu iki tos kulminacijos, kurią matysime antroje rungtynių dalyje. Egidijus Dimša vienas su 3 varžovais, bet kamuolys atitenka šeimininkams. Nepatenkintas, aišku, veteranas, jo nuomonė kietokai su juo ant parketo kovojo oponentai. Norėtų galbūt ir pražangos. Ir paminėjau, kad Vilkaviškio komanda brovėsi per aštuntfinalio barjerą. Ten Neptūnas Akvaservis įveiktas po atkaklios kovos. Pakankamai geras meistriškumo pamokas gavo jaunieji Klaipėdos krepšininkai nuo labiau patyrusios Vilkaviškio komandos. Ir vėlgi, galbūt ilgoje serijoje gali pasijausti ir jėgų trūkumas, nes Jurbarko ekipa galėjo ramiai ruoštis šitai ketvirtfinalio serijai. Daug klaidų tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Danisevičius su kamuoliu. Prieš Mantvydą Žukauską daug žemesnis Danisevičius. Į kairę pusę šoka, bet metimas su pasipriešinimu netaiklus. Nepatogus perdavimas Rokui Stankevičiui, nors Stankevičius įrodinėja vėlgi arbitrams, kad trukdė jam varžovas neleistinai sugauti kamuolį.
Braidas vėl aikštėje. Labai nerezultatyvus kol kas antrasis ketvirtis. Nerezultatyvios buvo ir pirmosios rungtynės. Bent jau apie savo puolimą taip kalbėjo Jurbarko ekipa. Jos potencialas šiek tiek didesnis negu 76 taškai. Ir vėl kamuolys atitenka Vilkaviškio komandai. Justas Nausėdas pažeidė taisyklės. Belevičius pasivalo padus. Ar tai reiškia, kad jis čia ruošiasi skraidyti? Šiaip pakankamai didelė sprogstamąją jėgą pasižymė Belevičius, bet jo firminis veiksmas yra metimas aukštame šuolyje. Dėjimų matome kur kas rečiau. Braidas prieš Mintautą Bulanovą. Bulanovas taip pat LKL duonos ragavęs žaidėjas Jonavos Sibet komandos gretose. Stankevičiaus reidas ir Dimšos pražanga. Patyręs Jurbarko vidurio puolėjas pasirinko geriau jau kirsti per rankas, nei praleisti 2 garantuotus taškus. 39 metai, kaip minėjau, Egidijui Dimšai. Vienas iš Mindaugo Lukauskio sektos narių. Atsimenu turbūt pernai Jurbarko Kario komandos super veteraną. 42, kiek Mindaugui buvo, ten pamečiau jau skaičių. Žygiavo iki pat trofėjaus, netgi praktiškai vedė jis komandą iki to trofėjaus, būdamas vos ne senelio amžiaus, teoriškai. Giedrius Stankevičius nepataiko antro baudos metimo ir Shea Riley vėl kovingumo pavyzdys komandos draugams. Krenta ant parketo, net kamuoliu jau beviltiškai išskriejus už galinės linijos. Tokių ten perspektyvų turbūt Shea Riley neturėjo atsikovoti tą kamuolį, bet vis tiek kaunasi dėl kiekvieno aikštės centimetro šeimininkai. Danisevičius. Labai svarbus, kaip minėjau, Paulius yra Jurbarko komandos žaidimo mechanizmo dalis. Čia suranda jis Guščiką po krepšiu. Guščikas išprovokuoja pražangą. Ne iš karto arbitras sušvilpė šią pražangą, bet kontaktas buvo akivaizdus. Shea Riley kepštelėjo per veidą Karoliui Guščikui. Šios dienos rungtynėms teisėjauja Eimantas Vasiliauskas, Tomas Stankevičius, dar vienas Stankevičius, jau trečiasis šių rungtynių dalyvis, ir Ignas Jablonskis. Jau ten galėtų netgi užbaigti šią ketvirtfinalio seriją. Guščikas prie baudų metimo linijos. Karolis 4 taškus yra pelnęs, bet jau 10 naudingumo balų surinko jis per 15 minučių ir per 11, kurias jis praleido ant parketo. Dar vienas taškelis į Karolio taupyklę. Jurbarkas iškiša nosį į priekį. Antrasis metimas netaiklus, bet Mintautas Bulanovas nusiima kamuolį. Belevičius kiek avantiūriškai dabar paleido metimą iš maždaug 7,5 metro. Leidžiama, aišku, Pauliui Belevičiui imtis tokių ir netikėtų metimų, staigių atakų užbaigimų, bet dabar jau išsimušė jis šiek tiek iš ritmo. Pradėjo labai gerai Belevičius savo tritaškiais. Dabar jau iš 5-2 pataikyti. Buvo savo metu ir iš 3-2. Danisevičius. Praranda kamuolį Paulius. Klaida seka klaidą. Rokas Stankevičius ir iš viršaus Shea Riley. Žemė oras. Taip galima pavadinti šį epizodą. Rokas Stankevičius kabina kamuolį amerikiečiui ir šis jau mėgaujasi savo dėjimu. Minutės pertraukėlė. Per priekį 25-24. Tautas Bulanovas grąžins kamuolį į žaidimą. Aidas Kavaliauskas.
Dabar jis įžaidėjo pozicijoje. Guščikas liekamas ant Uselio. Čia nusimeta kamuolį Karolis Guščikas ir nepataiko Matulis, bet pats atsikovojo kamuolį Gintautas Matulis. Šiai Railiai tenka griebtis už galvos. Na ir tai yra antroji amerikiečio pražanga. Keitimas Vilkaviškio komandos gretose. Vaivada pasirodo aikštėje. Ulanovas priima kamuolį. Kavaliauskas Guščiko ieško. Kamuolį nusimeta Guščikas Matuliui ir varžovai spėja apsiginti. Klampus krepšinis šiandieną Vilkaviškio arenoje. Tokio turbūt ir tikėjosi abi ekipos. Mažai grožio, daug kovos. Tęsiasi Jurbarko ataka. Guščikas priima kamuolį vėl ant Uselio. Čia Kavaliausko priverstinis metimas. Tikslo nepasiekia. Braidas. Šiai Railiai gauna bloką nuo Karolio Guščiko. Labai spūdingas Karolio gynybinis veiksmas. Ir dabar jau Guščikas nori ir puolime nubausti amerikietį. Bet Railiai pakankamai gerą poziciją gynyboje užsiėmęs, tvirtai pastatęs kūną. Ir ne taip paprasta tą centimetrų pranašumą išnaudoti. Atsikovoja kamuolį Vilkaviškio komanda. Jurbarkas šiek tiek pasiblogina tolimų metimų procentą. Pakankamai gerai šaudė iki šiol nuo perimetro svečiai. 38% iš gausaus 13 tolimų šūvių lietaus tikslą pasiekia. Braidas prie baudų metimo linijos. Na ir vėl. Vilkaviškis meta daug dažniau baudas, daug dažniau provokuoja pražangas. Ir tai yra jau 8. baudos metimas. Kai tuo tarpu Jurbarkas vos 2 sykius metė nuo baudų metimo linijos. Bet nepataiko McBride'as savo bandymą. Vėliau taiklus metimas. 3 taškai skiria komandas 27-24. Paulius Danisevičius vėl suks Jurbarko komandos atakas. Metamas į kovą. Kol kas 2 rezultatyvius perdavimus spėjo atlikti nedidukas Jurbarko komandos varikliukas. Bet jo potencialas yra daug didesnis. Prieš Giedrių Stankevičių dabar 2,7 m ūgio žaidė jis, o nespėja į gynybą dabar nusileisti Jurbarkiečiai ir Karolis Guščikas. 7 jo taškai. Neklysta nuo dvitaškio linijos, jau dvitaškio zonoje. Karolis Guščikas visus 3 vidutinio nuotolio metimus arba metimus iš po krepšio pataikė jis. Čia Vaivada šiek tiek per toli atsileidžia kamuolį, bet kaip McBride'as įkirto į baudos aikštelę. Kaip Viesulas įsiveržė amerikietis. Net nespėjo pasukti galvų. Jurbarko komandos krepšininkai tą amerikiečio reidą. Vaivada greitoje atakoje. Ieško galimų perdavimo adresatų. Stankevičius atšoka ant tritaškio linijos, jo šūvis ir netaiklus.
Tiesa, Rokas Stankevičius atsikovoja kamuolį ir daro savo darbą Rokas. 31, 26, 5 taškų skirtumas. Rokas Stankevičius 6 taškus jau surinko. Solidėja ir Vilkaviškio komandos kapitono kraitis. McBride'as atėjo į pagalbą savo komandos draugui, bet Karolis Guščikas, patyręs ir išmintingas vidurio puolėjas, pasinaudojo galimybę įkrauti kamuolį iš viršaus. Vaivada. Daug nuojas šiandien pakankamai žaidžia ant parketo. Rokas Stankevičius bando laimę iš toli, vėl netaikliai. Pirmas toks Roko epizodas. Matome tik taškų statistiką, kuri yra tragiška šeimininkams. Vos vienas tolimas šūvis iš 7 bandymų tikslą pasiekė. Ir tai yra vos 14%. Bryce'as McBride'as pažeidžia taisyklės. Pirmoji jo asmeninė pražanga. Aktyviai rotuoja žaidėjas Šarūnas Zablockis, pakankamai kas tas atsarginių suolas. Tokį pat ilgą atsarginių suolą turi ir Jurbarkas Karys Manvesta. Nepaisant to, kad turi netekčių, beje, Vilkaviškio komanda Armandas Bancevičius gali jai padėti. Jaunas perspektyvus žaidėjas. Bet tai yra toli gražu ne pirmosios rungtynės, kurias Bancevičius praleidžia dėl traumos. O čia žingsniuoja jurbarkiečiai. Vienuoliktoji Jurbarko komandos klaida. 10 jų padarė šeimininkai. Braidas. Rokas Stankevičius atlaisvina erdvę. O Giedrius Stankevičius bando išprovokuoti pražangą. Pavyksta tai padaryti prieš Egidijų Dimšą. Stengiasi, aišku, gynyboje Egidijus Dimša, bet Giedrius Stankevičius yra šiek tiek staigesnis. Net ir tas kūno sudėjimas jo yra, sakykime taip, netoks tvirtas, bet pakankamai ilgos rankos. Ir beje, ūgio šiek tiek net pranoksta Giedrius Stankevičius Egidijų Dimšą. 2,7 m jo ūgis, Dimšos 2,4, bent jau oficialiai rašoma. Kartais žinome, kad krepšininkų ūgis su bateliais, be batelių įvairiai gali būti interpretuojamas. Bet Stankevičius ir toliau nepataiko baudų metimų. Pasitaiso Giedrius. Jurbarkas turės pakankamai laiko savo atakai ir dar liks, ko gero, viena ataka ir Vilkaviškio ekipai. Žiūrėsime, kokį variantą pasirinks jurbarkiečiai. Aidas Kavaliauskas pasirenka greitą puolimą ir neklysta. 2+1. Greitas jo išpuolis, nelaukia Jurbarko komandos gynėjas, kol ištiksės 20 sekundžių ar daugiau. Iš karto veržiasi po krepšiu ir minutės pertraukėlė. Galbūt ne visi žino, bet 1986 metų pasaulio čempionate Meksikoje, pasaulio futbolo čempionate, berods taip, pirmą kartą atsirado šis triukas, pavadinkime taip, tribūnose, ir kuomet žiūrovai kelia rankas į viršų iš eilės, ir tai buvo pavadinta meksikietiška banga. Dabar jį nuskalavo Vilkaviškio arenos tribūnas ir vilkaviškiečiai nenuvilė savo sirgalių bent jau kol kas. Jie pirmauja serijoje, jie pirmauja ir šiuose rungtynėse. Stankevičius McBride'ui. McBride'as atšoka atgal, sudėtingas jo metimas. Guščikas griūdamas
išsaugojo kamuolį savo ekipai ir Jurbarkui priklausys. Antrojo kėlinio pabaiga. Danisevičius su kamuoliu. Neria jis pro Vaivadą. Vaivada kerta varžovui per rankas. 4 sekundės ir 40. Na, vėlgi, viena vertus Jurbarkas dabar turi šansą išlyginti ir net persverti rezultatą. Iš kitos pusės Perlas turės 4 sekundės ir 40-asias, o kaip rodo patirtis, to laiko gali ir užtekti visai paruoštai atakai. Aišku, labai greitai atakai. Danisevičius. Reta proga, kai Jurbarko komandos žaidėjai atsiduria prie baudų metimo linijos. Kol kas jie tai darė 3 kartus. Ir 4. baudos metimas tikslą pasiekia. Dabar labai svarbu, ar pataikys Danisevičius, nes tuomet jau kova po krepšiu. Svarbu, kas laimi kamuolį. Nepataiko Danisevičius, bet Vilkaviškio komanda atsikovoja kamuolį. Stankevičiaus šūvis. Nepataiko ir Giedrius Stankevičius. Lygybė švieslentėje po 2 kėlinių. 32-32. Trileris Vilkaviškyje tęsiasi. Greit užmeskime akį į statistikos protokolus. Karolis Guščikas rezultatyviausias kol kas pirmosios rungtynės. Ir Jurbarkas pradeda 3 kėlinį. Belevičius Kavaliauskui. Kavaliauskas Kokoška ir koks įspūdingas derinys. Vėl ir vėl galima paploti šiam duetui. Na, puikus tarpusavio supratimas, ne pirmas toks epizodas. Kavaliauskas veržiasi baudos aikštelės link, ten įkerta Kokoška ir varžovams už nugarų. Uždaro galinės duris, angliškai backyard. Kavaliauskas su kamuoliu, rodo derinį, dabar jau pozicinis puolimas. Belevičius šiek tiek turbūt sumažins tų tritaškių metimo tempą. Galbūt ieškos geresnių progų išsimesti, nes į antro kėlinio pabaigą jau gerokai prasčiau. Pataikė iš toli Belevičius. Jis turbūt panašus savo mentalitetu į Deividą Sirvydį, Kauno Žalgirio snaiperį, kuris gali pramesti kad ir 5 ir 6 tritaškius, bet vis tiek tęs savo metimus ir anksčiau ir vėliau tikslą pasieks ir prapliups tritaškiais. Kokoška iš toli, Karolio metimas netikslus, Šeirailiai sugriebė dar vieną kamuolį. Amerikietis taškais neįtin prisideda šiandien prie savo ekipos, tiesa išprovokuoja baudos metimą dabar Šeirailiai. Jo sąskaitoje 4 taškai, bet kaunasi dėl kamuolių ir šiaip stengiasi būti naudingas. Kaip pavyzdžiui dabartinėme epizode, išprovokavo Guščiko pražangą, o Guščikui tai yra tiesa tik pirmoji pražanga, bet žinant, kiek svarbus Karolis šiandien yra, 18 naudingumo balų jau spėjo surinkti Jurbarko vidurio puolėjas. Ir, aišku, stengsis jį išbauduoti, kaip įmanydami vilkaviškiečiai. Pataikė Railiai pirmo metimo. Antrasis taiklus. Negerina, sakykime taip, tragiško baudų metimo pataikymo procento. Vilkaviškio komandos amerikietis. Ekranuose tie procentai, 57 procentai Vilkaviškio taiklumas. Matulis laisvas paliktas, vėlgi koncentracijos šiek tiek problemos. Atrodo, kad apsigynė Vilkaviškio ekipa, bet antrojų bandymų Matulis surenka 2 taškus. Jurbarkas Karys 3 taškais priekyje. Stankevičius prieš Guščiką. Šeirailiai ir savalaikį Aido Kavaliausko pagalba. Railiai bandė veržtis po krepšių, bet Kavaliauskas padėjo Matuliui ir perėmė kamuolį. Tas nematomas darbas. Tai yra mažoji statistika, nebūtinai ta, kuri labiausiai krenta į akis. Aidas Kavaliauskas, kažin ar čia įsirašys tą perimtą kamuolį, bet kuriuo atveju jis sugriovė šią varžovo ataką.
Matulis prieš Riley. McBride'as irgi netoliese. Matulis bando išnaudoti savo patirties pranašumą. Gerai nuskaito situaciją ir išlaukia pražangos. Riley stumteli šiek tiek veteraną. Dar Matulis aišku ir parodo. Moka jis, kai reikia ir hiperbolizuoti kiekvieną varžovo veiksmą. Kai atveju jis šios situacijos nugalėtojas. Priima kamuolį Gintautas Matulis. Belevičius iš labai toli smeigia tritaškį. Na, tas Sirvydžio mentalitetas suveikia. Trečiasis tritaškis, kurį pataiko Belevičius iš 7 bandymų, 43%. Ne taip ir blogai. Žinant, kad Belevičius su pasipriešinimu dažnai atlieka tos metimus. Ne pačius lengviausius, ne pačius patogiausius. Rokas Stankevičius ir jo perdavimas Žukauskui. Žukauskas renkasi lygiai tokiu pačiu metimu bausti varžovus. Ne taip paprasta. Pražanga Jurbarko ekipai. Modestas Žaunerūną meta į kovą Šarūnas Zablockis. Reikia taiklių metimų iš toli, nes Jurbarkas įsisiautėja pamažu. 6 taškų pranašumą jau turi SMBT NKL čempionai. Rokas Stankevičius taip pat sėdasi ant suolo. Šiandien, aišku, nemažai Rokas ant parketo praleidžia. Jau turi 18 virš minučių. Reikia patausoti šiek tiek lemiamoms akimirkoms savo kapitoną Vilkaviškio ekipai. McBride'as iš po užtvaros išlenda amerikietis. Pocius grūmėsi su varžovais, bet jurbarkiečiai atsikovoja šį kamuolį. Tiek aplygina kovos po lenta statistika Jurbarko ekipa, nors vis dar gerokai atsilieka. Kokoška, puikus kamuolio dalymasis, vėl Karolis netaiklus. Pražanga. Užfiksavo taisyklių pažeidimą Modestui Žaunerūnui. Pirmoji jo asmeninė pražanga. Na, gynyba turbūt nėra stiprioji Žaunerūno pusė. Patirtis jausiai atakoje be abejo praverčia. Ir dabar jau pražanga puolime. Štai taip atsilygina tokia pat dovanėlė. Taip Vilkaviškio ekipa, taip ir Jurbarko komanda. Aidas Kavaliauskas ir trečioji jo pražanga. O tai gali būti problema NKL čempionams. Aidas Kavaliauskas šiandien labai svarbus jų žaidime. 6 taškai ir 8 naudingumo balai Aido sąskaitoje, taip pat 4 rezultatyvūs perdavimai. Mantvydas Žukauskas prieš Kokošką turi jis greičio pranašumą, tą įrodo nuostabia verpste. Mantvydas Žukauskas. Kokoška bandė ten atsilaikyti, bet Mantvydas savo pirminių veiksmų. O čia Aidas Kavaliauskas. Lėtai, bet užtikrintai. 2 taškai iš po krepšio. Braidas. Na, kur kas dabar atviresnis žaidimas nei antrajame kėlinyje. Keičiasi komandos rezultatyviomis atakomis. Nors, aišku, tų taškelių nedaug tesurinko. Ypač tai pasakytina apie Perlą, kuris vos 3 taškus pelnė trečiajame ketvirtyje. Pociaus užtvara. Braidas atšoka atgal, jo šūvis ir vėl baigtis ta pati. Į tolimąją lanko dalį pataiko metimas per stiprus, per stiprią jėgą pasiunčia McBride'as kamuolį. Ir ne pirmas toks jo epizodas. Atšokus atgal, neapskaičiuoja jėgų. Amerikietis, na tai metimo technikos problemos, o čia Karolis Kokoška ir jo rūpesčiai nuo perimetro. Vėl nepataiko Karolis. Dar galėjo šiek tiek palaikyti kamuolį, tiesa laisvas buvo Karolis Kokoška, rizikuoja ties jo varžovai ir na, čia treneriai paprastai skatina mesti, nepaisant to, ar pataikai ar ne. Jeigu yra tokia situacija.
Jurbarko ataka tęsis, varžovai pažeidė taisyklės. Mintautas Bulanovas žengia į kovą. 12 Jurbarko numeris, Žaunerūnas labai arti prie jo. Gynybinėje sąžiningai Modestas Žaunerūnas gynyboje, bet Bulanovas turi jėgos pranašumą. Žaidžia į kontaktą ir išnaudoja savo galimybę pelnyti iš po krepšio taškus. Mintautas Bulanovas ir jo pirmieji taškai. Jau 8 taškų persvarą turi Jurbarkas. Dabar labai svarbu Vilkaviškio Perlui nepaleisti varžovų dviženklių skirtumų, nes paskui pasivyti bus labai sudėtinga. Pocius iš po krepšio. Ir čia bravo perdavimą atlikusiam Modestui Žaunerūnui. Į tarpą tarp varžovų ištelėjo kamuolį, o Pocius nedovanojo varžovams iš tokios situacijos. Pirmieji Roko Pociaus taškai beje pelnyti. Vis daugiau žaidėjų įsitraukia į Vilkaviškio ekipos puolimą. Guščikas turėjo ūgio pranašumą prieš McBride'ą, bet pasirinko nusimesti kamuolį. Šiuo atveju nepajautė turbūt tos situacijos tinkamai. Karolis Guščikas nebuvo kada ilgai jam ten 3 sekundžių zonoje švaistytis su kamuoliu, reikėjo priimti sprendimą ir pasirinko nusimesti. Nors McBride'as ten jam iki pažastų turbūt tokio ūgio. Dabar vėl 1 prieš 1 paliekamas Mantvydas Žukauskas. Prieš Karolį Kokošką verštis nusprendė nesirinkti šito varianto, pasirinko tolimą šūvį. Dar vienas metimas netaiklus, skrieja vienas sviedinys po kito pro šalį Vilkaviškio metimų serijoje. Kokoškos pirmoji pražanga. 4 minutės lygiai iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Po 4 kartus jau prasižengė ekipos ir štai tritaškių procentai. Tiesiog tragiškas pataikymas, kurį demonstruoja Perlas grupinis perkimas. 1 iš 15 metimų, tik tikslą pasiekė 7 procentai. Ojojoj. Net nesitikė, kad šita komanda nukovė SMBTNKL čempionus jų tvirtovėje vos prieš keletą dienų. Pažarauskas, jo reidas, pats tiesiog įlipo į medį. Justas Nausėdas ramiai palydėjo savo varžovą, gerai sudirbo kojomis ir po to ištesta rankelę kepštelėjo kamuolį iš galinės linijos. Pažarauskas, aišku, labai jaunas ir mažiau perspektyvus žaidėjas, o Justas Nausėdas yra super patyręs veteranas. Vienerius metus žaidęs NKL pirmenybėse ir žaidžiantis, tapęs ir NKL čempionu, taip pat ir LKL duonos jis ragavo, berods Kauno Atleto komandoje. Tai ši ekipa rungtyniavo LKL pirmenybėse Mintautas Bulanovas ir 3 jo baudos metimai. Štai taip. Pasikarščiavo čia ir vėlgi nekas kitas kaip Titas Pažarauskas. Į minusą komandai kol kas Titas dirba, nors aišku labai stengiasi jaunasis krepšininkas, bet kol kas minusai jo naudingumo balų koeficiente. Netoks ir super jaunas. Tas 21 metų. Yra, aišku, nepalyginsi su Arminu Vilku, kuriam 17, komandos draugu. Bet nepaisant to vis tiek, už daugelį savo komandos draugų jis yra jaunesnis. Bulanovas ir Idena, šiaip netaip kamuoliuką. Ir nutyla emocijos Vilkaviškio arenoje, puikiai atmosfera. Tikras malonumas krepšininkams rungtyniauti tokioje aplinkoje. Turbūt įkvėpia tiek svečius, tiek šeimininkus. Toks palaikymas, jo labiau, kad ten turbūt ne 50 prie 50 sirgaliai pasiskirstė, bet netoli to. Tokia armija mėlynųjų, kurie palaiko Jurbarką tribūnose. O dabar į pliusą savo veiksmą atlieka Pažarauskas. Dimšos trečioji pražanga. Na, labai pikta Egidijui Dimšai. Vėl teks sėstis ant suolo netrukus, nors norėtų jis daugiau, aišku, praleisti ant parketo, nepaisant savo garbaus amžiaus. 39 Egidijui. Bet
Tikrai dar pakankamai naudingas savo ekipai yra jis. Štai ir kovoja dėl kamuolio. Varžovą atitvėrė. 6 taškai skiria komandas. Nausėdas sėdasi ant suolo. Matėme jo gerą gynybinį epizodą prieš Pažarauską. Ir vietoje jo Paulius Belevičius šiek tiek atsikvėpęs. Bulanovas su Matuliu. Matulis pražangos nesulaukė. Tiesiog kamuolys paliko aikštę arba varžovas mynė galinę liniją. Gali būti ir taip, tarėsi dar ir arbitrai tarpusavyje dėl šio epizodo traktavimo. Bet kuriuo atveju kamuolys lieka svečiams. Belevičius rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. 9 taškai jo sąskaitoje. Žinau, kad bendrai komanda įmeta 40 ar kiek daugiau taškų, tai tas 9 taškai atrodo kaip superinis pasirodymas puolime. Ir nesugebėjo užpulti per tam skirtą laiką Jurbarko komanda, iš karto dovanodama sviedinį varžovams. Rokas Stankevičius kyla nuo atsarginių suolo ir Arminas Vilkas metamas į kovą. Pirmas jo įėjimas buvo pakankamai solidus. Klaidų statistika jūsų ekranuose 11 prieš 13. Aišku, pribrendo jau Vilkaviškis turbūt didesniems žygiams negu ketvirtfinalis. Visas miestelis to nori ir siekia. Beje, čia vakar patyrė skaudų smūgį Vilkaviškio sporto sirgaliai. Nepaslaptis, kad tie patys sirgaliai dažnai vaikšto ir į krepšinio ir į salės futbolo varžybas. Ir salės futbolo pusfinalyje. A lygos pusfinalyje Vilkaviškio komanda pavadinimu Bruklinas. Pagal vieną iš Vilkaviškio mikrorajonų, tai pavadinta neoficialių pavadinimų. Aišku, tas mikrorajonas pramintas Bruklinu. Taigi ta komanda suklupo kovoje dėl kelialapio į finalą ir kovos tik mažajame finale. Na, sakau tik, nes Vilkaviškis yra vienas stipriausių futzalo lygos ekipų. Jonavos Vikingams pralaimėjo vakar salės futbolininkai. Čia šioje arenoje atsakoma į mačą ir serija 0-2. Žarauskas ir toliau gauna trenerio pasitikėjimą. Jis su kamuoliu. Vilkas ant perimetro, jo tolimas šūvis ir pataiko Arminas Vilkas. Įspūdingas 17-mečio pasitikėjimas savo jėgomis. 2,7 m ir toks tritaškis. Dar minutės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Denisevičius labai anksti jį ir aukštai pasitinka šiai Railiai, bet nusprendžia amerikietis atsitraukti ir čia jau darbuosis prie savojo krepšio. Guščikas norėtų žaisti prieš Vilką ant uselio. Perdavimo nesulaukė. Dabar Guščikas išnaudoja situaciją kitaip ir nepataiko iš po krepšio. Karolis Guščikas šiaip puikiai progą susikūrė savo aukštą ūgis, o čia šiai Railiai 2+1. Žarauskas pasiuntė į greitą puolimą šiai Railiai ir pastarasis su kontaktu taiklus. Denisevičiaus pirmoji pražanga. Railiai rankose dabar galimybė išvesti savo komandą į priekį po ilgo laiko. Septyni taškai amerikiečio sąskaitoje. Ir pavėja šiai Railiai rezultatyviausiai savo komandos žaidėją Arminą Vilką. Po 8 taškus pelnė šie du krepšininkai. Ir Vilkaviškio Perlas priekyje 1 taškeliu. Belevičius atgal Kavaliauskui. Matulis nusileido į baudos aikštelę. Čia jo žaidimas nugara prieš varžovus. Guščikas taiso komandos draugo metimą antruoju bandymu. Vis dar įtikinamai laimi kovą po krepšiu
Vilkaviškio komanda 28-21. Nepaisant to, Guščikas dabar puolime atsikovojo kamuolį. Bulanovas keičia Belevičių. Pastarojo atkarpa nebuvo itin sėkminga, ne. Valaitis neleidžia išeiti Belevičių iš aikštės, stumia atgal į kovą ir išima Gintautą Matulį. Belevičius turbūt buvo ir nustebę šiek tiek, nes netaip ilgai čia šitoje atkarpoje praleido aikštėje. Žarauskas ryžtosi metimų iš toli. Šeirailiai traukia beviltišką kamuolį, bet mina galinę liniją. Paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Pusavėje susirodo derinį jurbarkiškiai. Kavaliauskas ir Belevičius. Kavaliausko reidas. Belevičius išvedamas tolimam šūviui ir labai netikslus metimas į lanko kampą. Kokoška grūmėsi už kelis savo komandos draugus su dviem oponentais. Bet dabar jau pagal eiliškumą kamuolys ginčo atveju atitenka Vilkaviškio Perlai. Prašo pavalyti parketą. Ne, atsisako. Galiausiai šeimininkai, tinka jiems ir tokia aikštelė. Ir dabar jau iki pat paskutinės akimirkos galės laikyti šiame kėlinyje žaidimo įrankį savo rankose Perlas. Žarauskas. Kavaliauskas labai atidžiai dabar stebi jaunojo oponento veiksmus. Žarauskas aukštai pakilęs, sprendžia tenais deginti sekundės. Vilko pagalba, Pažarauskas prieš Guščiką, trūkčiojantis driblingas ir Guščikas pučia kamuolį. Šeirailiai vėl kaunasi kaip liūtas, Belevičius, greitas puolimas ir baigėsi kėlinys. Taigi visas trileris keliasi į paskutinį ketvirtį, kol kas šeimininkai atsilieka vienas. Svečiams 11 taškų sumetė bei atkovojo 5 kamuolius. Aidas Kavaliauskas 8 taškai ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Šeimininkų gretose Arminas Vilkas ir Šeirailiai po 8 taškus. Giedrius Stankevičius 8 atkovoti kamuoliai. Vėl Jurbarkas su kamuoliu ir pirmoji jų ataka paskutinėme ketvirtyje. Nausėdas net nežiūri į krepšį ant 45 laipsnių kampo. Kokoška, dar vienas jo šūvis ir pagaliau pramuša Karolis Kokoška nuo perimetro. Iš 5 metimų antrą tritaškį pataiko. Procentas taisosi, 8 taškai Karolio sąskaitoje. Nausėdas. Arminas Vilkas. Ir jo dabar atsakomasis perdavimas Justui Nausėdui. Modestui Žaunerūnui. Na, iš esmės ir Nausėdui gali būti, nes būtent jurbarkiškiai perėmė kamuolį po Vilko perdavimo savo komandos draugui. Belevičius nieko nelaukdamas iš labai toli meta Belevičius. Jeigu tai būtų koks kitas žaidėjas, sakyčiau, tikrai neapgalvotas metimas, bet Belevičius tokius metimus taip pat kartais pataiko. Iš 9 tritaškių 3 pataikė. Šiandieną Paulius Belevičius, 33% jo tritaškių taiklumas. Pažarauskas, Railiai. Matulis prieš jį. Kevičius slipina užtvarą. Vilko dar vienas šūvis ir vėl smeigia tolimą šūvį. Arminas Vilkas, na, tikras lyderis, atsirado Vilkaviškio Perlo gretose. 50-51. Čia puikiai gynyboje Pažarauskas atstovi prieš kur kas aukštesnį Karolį Guščiką. Žaunerūnas ir
Dar vienas įspūdingas epizodas iš Armino Vilko, kuriam rytoj turbūt į mokyklą reikės, bet ne šiandien. Po žvaigždžių dienos, na ir ten jis pažymėjo, kad tritaškiai, tiesą sakant, apie tritaškius net nekalbėjo, jo mėgiamiausias žaidimo elementas yra dėjimai. Ne veltui jis tapo oro karaliumi, tą jis demonstruoja ir čia, bet kartu ir savo universalumą. Šis 2,7 m vidurio puolėjas rodo, pataikydamas ir nuo perimetro. Matulis prieš Riley, vėl nugarą į krepšį, Matulis super patyręs ir tai įrodo šiame epizode. Sunkiai sustabdamas 38 metų veteranas Jurbarko gretose, nors tai yra tik 6. taškas, bet kai gauna po krepšių kamuolį, praktiškai net ir aukštesnis ir atletiškesnis bei jaunesnis varžovas, retas, kuris atsilaiko. Guščikas pažeidžia taisyklės, Žaunierūnas stos prie baudų metimo linijos. Drįsčiau spėti, kad pataikys abu metimus Modestas Žaunierūnas. Labai jau taiklią rankelę turi jis ir labai taisyklingą metimą. Galime pastebėti. Štai taip prikarksėjo komentatorius nelaimę Vilkaviškio Perlai. Modestas Žaunierūnas turėtų pasitaisyti. Ir antras metimas netaiklus, tiesiog stebinančiai dabar netaikliai atakuoja Žaunierūnas. Labai jau, sakau, ta jo metimo technika ir pataikymas apskritai ir krepšinio specialistų nuomonė yra nepriekaištingas, ypač be pasipriešinimų metimuose. Jis yra prie baudų metimo linijos, bet vis dėlto tokiu metu sudreba ir jo rankelė, o Rokas Stankevičius pažeidžia taisyklės. Stankevičius šiandien šiek tiek galbūt nėra tas tikrasis lyderis, nors jis, aišku, šį sezoną turėjo fantastiškų rungtynių. Žarauskas neria pro Kovaliauską. Slysteli Nausėdas. Shea Riley įdeda iš tokios patogios situacijos. Pradėjau visą savo užduotį įvykdė Shea Riley, paguldydamas ant parketo staigių judesių Justą Nausėdą. Čia Guščikas nuo lentos neklysta. Na ir vėl Pažarauskas prieš Guščiką lieka gintis. Akivaizdus nesusikalbėjimas, neišsirenka žaidėjo Vilkaviškio komanda gynyboje. Tenka į žaidėjų stabdyti vidurio puolėją. Shea Riley individualus meistriškumas nulėmė šios situacijos baigti. Nausėdas kerta per rankas. Ir ketvirtoji Justo Nausėdo pražanga. Iš karto sodinamas ant atsarginio suolo šis patyręs atakuojantysis gynėjas. Apie Shea Riley baudų metimų taiklumą nieko nekalbėsiu, užtenka jau nubaudžiau prieš tai Vilkaviškio ekipą. Riley taiklus. 9. jo taškas. Žengia į dviženklio rezultatyvumo ribą amerikietis. Vienas taškelis lieka Jurbarkui Kariui. Matulio perdavimas nuo žemės, perskaito šį sumanimą vilkaviškiečiai. McBride'as Giedriui Stankevičiui. Šarauskas neskuba. Ir McBride'o tolimas metimas. Vėl netaiklus. Tragiškai šiandien atakuoja McBride'as iš perimetro. 4. pramestas tritaškis. Amerikiečio sąskaita.
Vienas taškas skiria komandas. Danisevičius nieko nelaukdamas jau buvo priverstinis šis metimas, nes iki atakai skirto laiko pabaigos buvo likę vos kelios sekundės. Na ir kažkokių labai gerų adresatų Paulius Danisevičius neturėjo. Žarauskas įsimeta Stankevičiui, pastarojo idealus perdavimas šiai Railiai ir šis verčia dar 2 taškus. Veržiasi į priekį Vilkaviškio ekipa. Koška. Matulis ir vėl klimpsta ataka. Tai priverstinis tolimas metimas ir išgelbėjo Jurbarko ekipą tik kova po krepšiais. Vėl puolime atsikovoja kamuolį NKL čempionai, o čia ir pražanga. Labai gerai gynėsi pastarosiuose keliuose gynybose Vilkaviškio komanda, bet sugriovė savo pastangas. Prasta kova po krepšiais ir antrojų bandymų dabar atsikovojo kamuolį Jurbarko komanda. Žarauskas sėdasi atsikvėpti. Mantvydas Žukauskas Perlo gretose vietoje jo. Kavaliauskas iki galo, sudėtingas metimas, aukštą trajektoriją. Belevičius išprovokuoja varžovo pražangą, norėtų 3 baudos metimų, jų negaus. Sprendžiant iš Belevičiaus gestų. Žukauskas 4. kartą prasižengė, vos pasirodęs aikštėje, bet čia aišku pasirinkimas buvo nedidelis, ar praleisti varžovą po krepšiu, ar sukirsti jam per rankas ir negauti net baudų metimų. Kavaliauskas ieško Egidijaus Dimšos, kol kas tik žvilgsniu. Prieš jį Giedrius Stankevičius gerokai aukštesnis. Aidas šauna iš toli, vėl baigiantis laiko ir vėl atsikovoja kamuolį Jurbarkas. Na, kelintą kartą šią situaciją mes matome. 2 baudos metimai skirti svečiams. Perlas vis dar pirmauja kovoje po lenta, bet lemiamais momentais vis dėlto kamuolius graibo Jurbarkas. Ir dėka to lieka kovoje. Pasitarimas šiose rungtynėse. Pirmaujantį ekipą Gintautas Matulis stoja prie baudų metimo linijos. Kamuolys patikimuose Matulio rankose. Pataiko Gintautas pirmąjį bandymą. Išlygina jis rezultatą. Pirmasis jo baudos metimas. Kaip minėjau, labai mažai baudos metimų atliko Jurbarko komanda šiandien. Kalba šiek tiek apie agresyvumo stoką puolime, bet puikiai kova vėl po krepšiais. Na, turbūt 4. ar 5. jau puolime nusiimtas kamuolys ir Egidijus Dimša čia daugiausia prie to prisideda. Belevičiaus metimas, aidi sirena ir Vilkaviškis savo ataką pradeda. 56-56. Visiška lygybė švieslentėje. 3 minutės 45 sekundės dabar. Rokas Stankevičius nugarai krepšį gali žaisti, prieš Kokošką to nedaro. O gal visai veltui. Stiprus žaidimo elementas Rokos Stankevičiaus žaidime yra žaidimas nugarai krepšį. Po krepšiu Kokoškos šūviai toliau skrieja pro šalį, nors buvo Karoliui pavykę nutraukti šią seriją. Jurbarkas pataiko 27% tritaškių, kas yra gan prastai, bet palyginti su Vilkaviškio pataikymu yra puiku, nes Vilkaviškiečiai vos 15% pataiko. Čia mano minėtas Roko Stankevičiaus stiprusis žaidimo elementas. 2+1. Su kontaktu nugarai krepšį. Dabar jau taip pusiau šonų, bet Kokoškos ranka jautė jis ant kūno ir tuo pasinaudojo.
Kokoška fiziškai taip pat labai pajėgus žaidėjas, bet ūgiu gerokai nusileidžia Rokui Stankevičiui. Stankevičius tolina savo ekipą, kol kas tas tolinimas minimalus. Vienu metimu likviduojamas, o čia netaiklus metimas. Daug kainuot gali tos pramestos baudos tiek vienai, tiek kitai ekipai, aišku, ypač Vilkaviškio komandai, kuri vos 60% baudų metimų pataiko, labai daug jų mesdama. O Matulis kaip vadovėlyje įsiveržė į baudos aikštelę, jokio ten triuškinančio šuolio ar įspūdingos atletinės kovos, tiesiog lengvai kilstelėjo ranką ir pusiau kabliu siunčia dvitaškį. Žukauskas prieš Kokošką prašo užtvaros, bet galiausiai nusprendžia atakuoti iš toli. Kavaliauskas, na dabar jau psichologinė kova vyksta aikštėje. Kiekviena ataka gali būti lemtinga. Matulis prieš Railį netaip paprasta. Railį stovi čia kaip puola ir atstovi šioje situacijoje. O Guščikas griebėsi už galvos. Savo nematomam draugui perdavinėjo kamuolį Karolis Guščikas. Nieko ten nebuvo. Kamuolys užribė. Braidas netrukus bus su kamuoliu. Belevičius greta jo. McBride'as iki galo akrobatinėme šuolyje bandė užsibaigti šią ataką, bet nepataikė net į lanką dorai. McBride'as rezultatyviausias šiaip jau sezono Vilkaviškio žaidėjas. Vilkaviškai pelnantis po 17 taškų. Šį kartą gerokai prastesnis jo pasirodymas, vos 6 taškeliai amerikiečio sąskaitoje. Labai toli nuo savo vidurkių jis. Bulanovas. Lieka 2 sekundės atakai, reikia skubėti ir kasgi čia? Pražanga išgelbėjo Jurbarko ataką. Vilkaviškio komanda pažeisdama taisyklės likus 30 sekundės. Na tikrai neapgalvotas sprendimas. Bryce'as McBride'as ketvirtą kartą pažeidžia taisyklės. Na, jei nereikia žaisti pratęsimo, tai gal ir užteks amerikiečio pastangų gynyboje. Bet dabar jau paskutinis taisyklių pažeidimas liko jam. Nežinia, ar Zablockis ryšis sodinti ant suolo savo lyderį, bent jau potencialų lyderį, kuris sezone turi geriausią rezultatyvumo vidurkį. Labai svarbios Guščiko baudos ir Guščikas nėra tikrai taikliausias metikas Jurbarko komandoje. Matome dabar. Daug dievė pusę baudų metimo sumeta Karolis Guščikas įprastai. Dabar 1 iš 3, 33%. Minutė 20. Dar vienas svarbus išbandymas Karoliui Guščikui. Vienas iš labiausiai patyrusių Jurbarko žaidėjų, 32 šiam vidurio puolėjai. Kažkada Lietuvos Rytui atstovavo šis perspektyvus kadaise aukštaūgis, prameta baudą ir vėl puolime atkovotas kamuolys. Na, Zablockis tikrai turės į ką atkreipti dėmesį savo auklėtinių, nesvarbu, ar laimės ar pralaimės šie. Bus išsakyta pastaba dėl kovos dėl kamuolių puolime. Minutė 7 ir kamuolys atitenka Vilkaviškio komandai. Tiesiog klimpsta klaidų liūnė. Tiek viena, tiek kita komanda klaidų ir netaiklių metimų. 14-16 klaidos. Vilkaviškio komanda šiek tiek mažiau kamuolių praradosi, bet pataikymų procentas yra labai prastas. Metimų iš žaidimo pataiko mažiau negu pusė. Gerokai abie ekipos. Čia kova po lenta. Laimi ją Jurbarko ekipa, Karolis Kokoška. Ir čempionų atsakas. Aidas Kavaliauskas.
Ir neskuba Kavaliauskas, Matulis 2 prieš 2 su juo bando žaisti, Kavaliauskas ten klysta ir kamuolys prarastas. Kokiu svarbiu momentu dabar visiškai nesusišneka Jurbarko komanda. Lyg ir Matulis norėjo žaisti su Kavaliausku 2 prieš 2, galiausiai teko šiam nusimetinėti kamuolį ir šinis, bet kovingumo ir įtampos tikrai netims iš šių rungtynių. Vilkaviškio komanda turi 24 sekundės, o iki rungtynių pabaigos lieka 30 sekundžių ir 80-osios. Bet kuriuo atveju turbūt laikys iki atakai skirto laiko beveik pabaigos vilkaviškiečiai kamuolį. Braidas su juo, kad varžovai turėtų kuo mažiau laiko atsakui. Braidas ramina komandos draugus, prašo neskubėti su manevrais. Galbūt 1 prieš 1 gali amerikietis ryžtis šioje situacijoje sužaisti. Labai svarbi ataka, McBride'as griūna ant parketo, kova dėl kamuolio, Guščikas ir žingsniai fiksuojami McBride'ui. Kamuolys atitenka Jurbarko ekipai, likus 9 sekundėms ir minutės pertraukėlės prašo svečiai. Na ir apskritai turbūt gelbėti seriją. Pasirenka išsimesti kamuolį varžovo aikštės pusėje, skirtingai nei Kauno Žalgiris šią savaitę rinkosi lemiamai atakai su Paryžiumi, kurią užbaigė Silveras Francisko. Tuomet pasirinko Andrėja Trinkierį išsimesti iš už galinės, iš savo aikštės pusėje, kad būtų vietos ir laiko ir erdvės įsibėgėti Francisko, ir tas sprendimas pasiteisino. Dabar Povilas Valaitis pasirenka priešingą variantą ir lemiamas rungtynių momentas. Aidas Kavaliauskas, 5 sekundės, 4 laiko iki galo kamuolį. Aidas Kavaliauskas, jo reidas, praranda kamuolį jurbarkiečiai ir aidi sirena. Lygiosios, matysime pratęsimą, 58-58, viskas spręsis per papildomą laiką, nes pagrindinėme priklausė taip pat Jurbarko ekipai, taip pat kaip ir šiame ketvirtajame kėlinyje, kurio taip pat nesugebėjo rezultatyviai užbaigti Jurbarkas, tiesa šįsyk pratęsimas. Ir McBride'as pradeda papildomas 5 minutės su kamuoliu. Stankevičiaus, Giedriaus ir Stankevičiaus Roko 2 užtvaros. Rokas po krepšiu gauna kamuolį. Centruoja čia jis prieš Kokošką. Kietas metimas. Apsigynė čia. Nepabūgė kontakto jurbarkiečiai. Kavaliauskas. Neblogos Kavaliausko rungtynės būtų, jei ne ta paskutinė ataka. Guščikas puikiai nusimeta kamuolį Matuliui ir 2 taškai iš po krepšio. Štai kaip 2 amerikiečius pritraukė Guščikas. Na, tragiškai sužaidė dabar gynyboje Vilkaviškio ekipos legionieriai. Dviese ant Guščiko iššoko, kad prie pat krepšio ten įkirtinėja Matulis ir pražiopsojo. Stankevičius lenda po krepšiu, jo metimas viena ranka. Kavaliauskas čia galėjo ir techninę pražangą užsidirbti, bet nugriuvo ir neapeliavo į arbitrus. Suprato, kad rodomasis kontaktas čia nesuveiks. Stankevičius jau 10 taškų surinko. Matulis po krepšiu nepataiko, patyręs veteranas, bet Karolis Guščikas pakartotiniu bandymu lygina rezultatą. Labai svarbus Guščiko epizodas. 15 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai jau jo sąskaitoje. 27 naudingumo balai. Tikras lyderis šiandieną yra Karolis Guščikas. Railiai klimpsta tarp 2 varžovų. Tiesa, kažkaip sugeba išsaugoti kamuolį amerikietis ir maža to meta iš po krepšio. Labai svarbus ir šiai Railiai indėlis paskutinėmis rungtynių akimirkomis. 14 taškų jo taupyklėje. Kavaliauskas Guščikui, Guščikas prieš Stankevičių, vėlgi turi jėgos ir svorio pranašumą, bet čia nepataikė su kontaktu Guščikas. Stankevičius atstovėjo į savo krepšį. McBride'as. Stankevičiaus užtvara, McBride'as nusimeta Žukauskui, Žukauskas veržiasi po krepšiu, nuo lentos. Ir
ir aidi arbitro švilpukas nepalankus puolančiai ekipoje, o Railiai reikėtų valdytis, nes gali gauti ir techninę pražangą jis. Apeliuoja į tai Povilas Valaitis, Jurbarko Kario komandos treneris. Na taip, Railiai timtelėjo varžovą iš už nugaros. Galbūt nesąmoningai, sakykime taip. Ir penktoji šiai Railiai pražanga. Štai kodėl tai piktinosi amerikietis. Jis išimamas iš žaidimo ir netenka labai svarbaus savo ginklo. Vilkaviškio Perlas grupinis pirkimas. Matulis par baudų metimo linijos. Nedreba veterano rankelė. 12 jo taškas. Matulis pirmosiuose rungtynėse tempė savo ekipą, bandė iškrapštyti pergalę šis veteranas. 26 naudingumo balai buvo jo sąskaitoje, o dabar prameta svarbų baudos metimą. Gintautas Matulis. Braidas. Jo metimas iš eigos ir pražanga. Dabar jau už galvos griebėsi svečiai. Matulio ketvirtoji pražanga. Giedrius Stankevičius prie baudų metimo linijos. Vos keletą minučių šiuose rungtynėse gavo atsikvėpti Giedrius Stankevičius. 6 taškai ir svarbiausia 10 atkovotų kamuolių. Toks jo indėlis. Giedrius yra vienas iš Vilkaviškio komandos tiksliau naudingiausių žaidėjų. Vidutiniškai šiame sezone jis renka po beveik 13 naudingumo balų ir tai yra antrasis rodiklis ekipoje. Vienas taškelis Vilkaviškio Perlui leidžia pirmauti. 2 minutės ir 8 sekundės. Lieka iki pratęsimo pabaigos. Danisevičius Belevičiui. Belevičius iš toli labai netaikliai. Matulis atsikovoja kamuolį ir 2 taškai. Labai svarbus veterano atkovotas kamuolys. Žukauskas degina sekundės, nori paruošti šį išpuolį. 8-7, reikia jau ieškoti sprendimo. Jį Mantvidas randa, bet nesėkmingas jo metimas. 1,5 minutės lieka iki pratęsimo pabaigos. Jurbarkas Karys 1 taškeliu priekyje. Danisevičius rikiuoja savo aukštą ūgius. Belevičius, Pažarauskas. Lenktomis kojomis aktyviai darbuojasi gynyboje Pažarauskas. Matulis atšoka ant perimetro. Netaiklus metimas ir Karolis Guščikas. Dar vienas jo nepaprastai lemtingas atkovotas kamuolys. 10 atkovotų kamuolių. Dvigubas dublis. Karolio Guščiko sąskaitoje 16 pelnytų taškų. Tiksliau 15. Ir dabar turbūt galės jis pasididinti tą taškų kraitį. Guli jis ant parketo, viskas tvarkoje. Rokas Stankevičius prasižengia, o Karolis Guščikas šlupčiodamas eina prie baudų metimo linijos. Vėlgi negalime sakyti, kad pats geriausias pasirinkimas lemtingiems baudų metimams. Bet čia tokio pasirinkimo Karolis Guščikas neturi. Jam sukirto varžovui per rankas, jį pastūmė, taip kad jam teks bandyti sukrapštyti labai svarbius taškus. Kurtinantis gaudimas ir švilpimas Vilkaviškio arenoje. Ir būgnų matome keletą mūsų ekranuose. Tenka visą tą spaudimą atlaikyti Karoliui Guščikui. Aukšta trajektorija išmeta kamuolį Karolis Guščikas ir skrodžia šis tinklelį. 16 jo taškas. Iš 5 baudų metimų 2 pataikė Karolis Guščikas. Ar bus trečiasis taiklus metimas?
Ilgai ruošiasi jam Guščikas. Ir pernelyg stiprus šis šūvis, atsikovoja kamuolį Vilkaviškio Perlas, nors ir ne pirmojo bandymo. 2 taškeliai skiria šeimininkus nuo svečių, 46 sekundės. McBride'o europinis žingsnis ir 2 taškai iš po krepšio. Bravo amerikiečiui, lygina rezultatą jis. 8 McBride'o taškas. 35 sekundės. Danisevičius visiškai laisvas ant perimetro ir nepataiko. Jurbarko žaidėjas Kokoška pačiumpa kamuolį puolime. Trūkčiojantis driblingas, kurį demonstruoja Danisevičius. 4 sekundės. 3, reikia atakuoti. Danisevičius iš toli. Netaiklus jo metimas. 14 sekundžių lygų. 66-66. Paskutinį žodį šiame pratęsime tars šeimininkai. McBride'as prieš Guščiką iš vidutinio nuotolio. Yra! Taiklus Bryce'as McBride'as ir Perlas veržiasi į priekį. 68-66. Ajajaj, NKL čempionai dabar. Na ir kągi. Išsirikiuoja gynybai Vilkaviškio Perlas. Išsirikiuoja lemiamai atakai Jurbarkas Karys Manvesta. 3 sekundės, 40-osios. Visi žiūrovai pakilę ant kojų. Fantastiškas gaudesys Vilkaviškio arenoje. Taip pat ir palaikymo šūksniai atvykusių Jurbarko sirgalių. Na, pažiūrėsime, ar jie įkvėps sėkmingai atakai. Aidas Kavaliauskas išmetinėja užribį. Jo perdavimas po krepšio ir pataiko neįtikėtiną metimą. Gintautas Matulis lygina rezultatą. Jurbarkas Karys 68-68 ir 2 sekundės bei 30-osios lieka šeimininkai. Išgelbėjo Jurbarko komandą nuo pralaimėjimo pirmajame pratęsime. Tiesa, iki šio pabaigos vis dar lieka 2 sekundės ir 30-osios. Ar to laiko pakaks dar vienam stebuklui, kurį prieš tai sukūrė Bryce'as McBride'as? Netrukus įsitikinsime. Mantvydas Žukauskas išmeta kamuolį iš užribio. Diskutuoja su arbitru, prašo atitraukti galbūt Karolį Guščiką šiek tiek toliau. Na, neturim trukdyti išsimetimo zonai. Guščikas, aišku, stengsis kiek įmanydamas apsunkinti šį kamuolio įvedimą į žaidimą šis aukštaūgis. Žukauskas McBride'ui, McBride'as reikia mesti, jo metimas ir netaiklus šis bandymas. Dar vienas pratęsimas šioje dramoje, 68-68 ir papildomas dar. Antrasis pratęsimas netrukus prasidės ir Bryce'as McBride'as pradeda jį startinėme Vilkaviškio komandos penkete antrajame pratęsime. Bryce'as McBride'as, kuriam nepavyko tapti šio pirmojo pratęsimo didvyriu. Gebėjo jis išvesti savo komandą likus 9 sekundėms į priekį, bet atsakė tuo pačiu Gintautas Matulis likus vos 2 sekundėms. Čia Kokoškos išpuolis netaiklus, prasižengė Gintautas Matulis. Kovojo dėl kamuolio veteranas ir sukirto per rankas varžovui. 5. Gintauto Matulio pražanga ir tai yra tokia pat netektis kaip ir šiai Railiai Vilkaviškio gretose. Pabaigė savo pasirodymą pirmajame pratęsime dėl 5 pražangų. Dabar jau Gintautas Matulis Jurbarko ekipoje išgelbėjęs šią nuo pralaimėjimo pirmajame pratęsime. Sėdasi ant atsarginių suolo jau visam laikui. Giedrius Stankevičius prie baudų metimo linijos. Negerina jis baudų metimo pataikymo Vilkaviškio ekipoje. Vos 60% baudų metimo pataiko Vilkaviškį šiandien. Jurbarkas dar prašiau, 56%. Tikrai atsakomybė ir įtampa daro savo. Antrasis metimas taiklus. Stankevičiaus 8 taškas ir jau 20 naudingumo balų surinko šis puolėjas. Dėka 13 atkovotų kamuolių visų pirma. Perima kamuolį dabar Giedrius Stankevičius. Jo perdavimas čia pat netaiklus ir klaida. Vieną gerą epizodą seka, kitas tragiškas Giedriaus Stankevičiaus žaidime. Aišku, į naudą komandai be abejo jis darbuojasi, kaip minėjau, gerą naudingumo koeficientą turi Giedrius Stankevičius.
didžiausią naudingumo balų skaičių, bet vis dėlto pasitarę arbitrai atiduoda kamuolį Jurbarkui. Matyt, buvo ten kilę dilema, galbūt lietė kažkuris iš jurbarkiečių, tai nueinantį kamuolį, nes taip jau netiksliai atidavė į nugarą McBride'ui Stankevičius žaidimo įrankį. Kavaliauskas su Guščiku. Kokoška, Guščiko užtvara. Karolis Kokoška, čia pat McBride'as prie jo. Ir nepataiko Karolis Kokoška, nors McBride'as nespėjo prišokti prie jo. Dabar vėl jurbarkiečių gynybos uola pastatyta. Pažiūrėsime, kaip ją seksis įveikti McBride'ui ir kompanijai. Rokas Stankevičius nusimeta Giedriui Stankevičiui. Giedriaus Stankevičiaus reidą gesina Karolis Guščikas. Kavaliauskas. Jo prasiveržimas į dešinėje pusę ir čia jau kaip žuvis vandenyje jaučiasi Aidas Kavaliauskas. 10-asis jo taškas, Jurbarkas Karys veržiasi į priekį. 70-69. Rokas Stankevičius paliktas laisvas ant perimetro, ties juo rizikuoja jurbarkiškiai, o ties kuo negalima rizikuoti, tai Mantvydu Žukausku. Pastarasis nedovanoja, 7-asis Žukausko taškas ir vėl šeimininkai iškiša nosį į priekį. Danisevičių meta į kovą Povilas Valaitis, Belevičius sėdasi ant atsarginių suolo. Danisevičius šiandien irgi kalnų nenuveikė, 4 rezultatyvus perdavimus jis atliko, bet kaip vienam iš lyderių turbūt didesnio indėlio reikia šiose labai svarbiose sezono rungtynėse, galbūt vienose iš lemiamų. 3 minutės ir 10 sekundžių lieka iki antrojo pratęsimo pabaigos. Danisevičius su kamuoliu. Šiek tiek atsikvėpęs gynėjas, o Aidas Kavaliauskas iš toli, tolimas jo šūvis vėl išveda Jurbarką Karį į priekį. Kaip dabar keičiasi komandos pirmaujančios kiekviename praktiškai išpolyje. Tai vieni, tai kiti išsiveržia į priekį. McBride'as prieš Kavaliauską, klimsta čia amerikietis. Išgelbėja žaidimas į varžovo koją. Ar tai ir bus užfiksuota? Ne, vis dėlto turbūt užfiksuota, kad kamuolys tiesiog paliko nuo Kavaliausko aikštelę. 7 sekundės, Aidas Kavaliauskas dabar įvykdo labai svarbią vagystę. Ir 2 taškai iš po krepšio. Kamuolį Aidas Kavaliauskas pats užbaigė greitajame puolime ir 72-75. Jau 3 taškai skiria komandas. Rokas Stankevičius po Guščiko volų patenka. Antras jo bandymas taip pat nesėkmingas. Atstovi gynyboje Guščikas. Pakilę ant kojų Jurbarko Kario aistruoliai. Puola į euforiją po tokio sėkmingo gynybos epizodo. Čia kažkokie pašaliniai daiktai aikštėje. Na, to nereikėtų daryti. Vėl skrieja ir buteliukai. Čia apsaugai teks įsikišti. Turbūt gali sulaukti ir sankcijų. Vilkaviškio klubas, nežinia iš kurios stovyklos tiesa, tie pašaliniai daiktai atskriejo, bet kuriuo atveju Jurbarko komandai turbūt dabar net ir neapsimokėtų kelti kažkokį šaršalą aikštelėje. Jie pirmauja, jiems pergalės reikia ir jie suinteresuoti tą seriją persikelti į savo namus, esant lygiam rezultatui. Beje, trečiosios rungtynės vyks trečiadienį Jurbarke. Laiko poilsiui ne tiek ir daug, žinant ypač, kad Vilkaviškio komanda dabar rungtyniavo ir aštuntfinalyje, taip kad dabar ketvirtfinalio atkakli serija ir to laiko poilsiui turi vos dieną kitą. Tikras varžybų maratonas laukia Vilkaviškio ekipos. Pasitarė arbitrai. Netikėto čia iš jų pusės nebus. Galime tęsti rungtynes. 2 minutės 20 sekundžių antrajame pratęsime. Ir Jurbarkas
pradeda dar vieną savo itin svarbią ataką. Gali atitolti daugiau nei vienu metimu NKL čempionai. Danisevičius prieš Pažarauską. Šitas bando išlaisvinti savo žaidėją užtvaros pagalbą. Danisevičius labai sudėtingą sprendimą renkasi ir sukerta kamuolį į lanką. Bet nesugraibo žaidimo įrankio Vilkaviškio ekipa. Tarpusavėje du Stankevičiai nepasidalino sviedinio ir jis paliko aikštę. Kur du pešasi, trečias laimi. Dvi minutės lygiai švieslentėje. Danisevičius su kamuolio. Kavaliauskas prieš McBride'ą. McBride'as pramiega Kavaliausko reidą, bet nepataiko. Jurbarko komandos gynėjas iš po krepšio. Didžiąją darbo dalį jau buvo Aidas atlikęs, palikė savo už nugaros amerikietę. Dabar McBride'o atsakas. Stankevičius. Hendofo situacija su McBride'u. McBride'o trūkčiojantis judesiai ir netikslus metimas, bet čia patys savo, ko gero, įsimeta kamuolį į krepšį jurbarkiečiai. Kuriozinis momentas, reikėtų pažiūrėti pakartojimo, bet nėra kada. Giedriui Stankevičiui įrašomi taškai ir jeigu taip, tai labai svarbus Giedriaus Stankevičiaus žaidimo epizodas. Danisevičius iš beveik 8 metrų atsikovoja kamuolį Jurbarko ekipa puolime. Guščikas išsirita kamuolys iš lanko, bet ir vėl jurbarkiečiai graibo kamuolius kaip žuvis su tinklu lemiamais rungtynių momentais. Danisevičius prieš McBride'ą atšoka atgal. Danisevičius netaiklus jo metimas ir šįsyk jau Žukauskui tiesiog į rankas nukrito kamuolys. Klausimas, ar vėl jo nebūtų atsikovoję Jurbarko Kario krepšininkai. Vienu taškeliu atsilieka šeimininkai. 42 sekundės. Žukauskas su kamuolio. Įsimeta Stankevičiui. Rokas iš toli. Pataiko Vilkaviškio komandos kapitonas. Super svarbų metimą. Ir išveda savo komandą į priekį. Jurbarko komandos atakai. Jie atsilieka 2 taškais. Danisevičius gavęs Povilo Valaičio nurodymus, kokį giderinį šioje super svarbioje atakoje atlikti. Aišku, pražiūrėjo jurbarkiečiai Roko Stankevičiaus svarbų metimą. Danisevičius po krepšio. Ir koks Roko Stankevičiaus blokas. Pučia kamuolį Vilkaviškio komandos kapitonas. 9 sekundės buvo likusios iki jurbarkiečio atakos, bet jie pasirinko užbaiginėti tą išpuolį nelaukdami pabaigos. Pasirinko ir suklydo. Vilkaviškio Perlas laikys kamuolį iki paskutinės akimirkos. McBride'as, jo metimas pašokus vieną kovoje per trumpas. 4-3, Danisevičius skrieja ir netaiklus jo metimas. Na, labai dramatiškai baigėsi šis trileris, triumfuoja Vilkaviškio Perlas.